Man reikia suprasti, kodėl pas mane nėra pinigų. Pažiūrėkim kortas. Yra viena priežastis, kodėl žmonės neauga finansiškai. Ir tai vadinama maginiu mąstymu. Psichologijoje tai reiškia labai paprastą dalyką, kai žmogus ieško paaiškinimų ten, kur jų iš tikrųjų nėra. Pavyzdžiui, nėra pinigų, vadinasi blokas. Nepasisekė, kaltas Merkurijus. Ir čia ne nuomonė. 2018 metų neuropsichologiniai tyrimai rodo tendenciją, kad žmonėms linkusiems į maginį mąstymą stipriau įsijungia emocinės reakcijos ir silpniau aktyvuojasi smegenų dalis atsakinga už logiką sprendimų priėmimą. Dar vienas svarbus dalykas. 2007 metų tyrimai parodė, kad tokie žmonės dažniau jaučia didesnį nerimą ir stipresnį poreikį viską kontroliuoti. Ir čia prasideda esmė. Mąstyti sunku, analizuoti sunku, priimti atsakomybę dar sunkiau, o tikėti, kad kažkas išspręs savaime lengva ir net malonu. Kai tu esi strese, aktyvuojasi ta smegenų dalis atsakinga už baimę. Ir tuo metu krenta tavo gebėjimas logiškai mąstyti. Tu tiesiog pradedi ieškoti bet kokio atsakymo, net jei jis neteisingas. Todėl žmonėms taip reikia ženklo, net jei tas ženklas tik iliuzija. Bet yra viena problema, ne? Ramybė nesukuria pinigai, tikėjimas nesukuria rezultato ir dabar svarbiausia pasiruošti. Aš pati esu ezoterikė, astrologė, numerologė, bet aš nedirbu su iliuzijomis. Aš nesakysiu tau, palauk, pilnaties ir viskas ateis. Aš sakysiu labai paprastai, ką konkrečiai daryti, kur tavo stiprybė yra pinigai, kur tu pati save stabdai. Man ezoterika tai ne pabėgimas nuo realybės, tai savęs pažinimo įrankis, kuris padeda greičiau suprasti save, greičiau gauti rezultatą. Mokymai online pinigų formulė startuoja jau šį sekmadienį. Investicija 190 eurų. Rašyk.